gal bendrumų kažkokių tarp mūsų ir ukrainiečių literatūros, kažkokių vis tiek mes turim iš taškų bendrų, bent jau istoriškai, tai tikrai bendrų vertybinių, aš taip galvoju. Aš reikėjo ruoštis tada man labai paskaitą paskaityti. Iš tikrųjų, nes, taip dabar šitą trumpai pristatyti literatūrą yra baisiai sudėtinga. Bendrų taškų tai aišku turim ir istorijų, ypač istorinių. Ir, ką žinau, nuo bendros nuo didžiosios kunigaikštystės laikų iki dabar praktiškai. Ir iš dalies viena šalis buvom kurį laiką, porą šimtų metų, paskui, aišku, 20 amžius ir sutampa ir okupacija, iš esmės rusų ir partizaninis judėjimas ir bendras taškas ir išsivadavimas 91 bendras taškas, nes kiek aš skaičiau, tai išeina tokia knyga apie dekolonizaciją ukrainiečių autorius, tai jis lietuviškai pratarmiai rašo, kad ukrainiečiai buvo turbūt bent jau pirmieji, tai tikrai, kurie 91-ais, čia po sausio mėnesio įvykių, 90 po sausio mėnesio įvykių, atsiuntė savanorių būrį čia saugoti parlamentą ir taip toliau ir surinko pinigų. Susirinko į Maidaninį mitingą ir ten kas susimetė po rublį ar po kažkiek ir surinko visai nemažą sumą mūsų nepriklausomybei remti. Tai ir šitas dalykas ir kažkaip tokie ryšiai nėra tokie, žinai, matomi labai, bet jie yra, jie jaučiami ir jie kažkokie, aš nežinau, kas čia mus taip sieja, bet kažkas sieja natūraliai ir nuo seno. Tai ir literatūrai tas turbūt atsispindi, aš jau vardų nežinau, ar čia minėsiu. Ukrainoje yra lietuvių autorių vertimų nedaug. Klasikos praktiškai iš viso gal nėra, nebent sovietmečių kažkas versta. O iš poezijos yra mano knygelė išėjus, yra dar porą knygų išėję. Yra išėjęs tas pats Alvydas Šlepikas, yra keletas romanų, Jaroslavo Melniko romanai, ten netgi premijuotos patenka. BBC premija, man atrodo, kažkaip pas jų tenai žinoma yra vienas iš jų gavęs. Škėma, man atrodo, yra verstas dar kažkas, tai kiek aš esu važinėjęs po tos literatūrinius festivalius, tai jie visada po to kviečia lietuvius, lietuviai kviečia ukrainiečius visada, kai gali, autorius į visus festivalius poezijos ypač. Tai poezijos mainai vyksta seniai. Ir šiaip tai mūsų, pavyzdžiui, kartos, vyresnių šiek tiek jaunesnių, tai dauguma tarpusavy susipažino, buvo toks projektas, aš visą laiką kiekvieną patogią progą miniu, nes jis buvo labai geras, man labai patinka, Magnus Dukatus poezijas, didžioji poezijos kunigaikštystė. Ir organizuota Vlado Braziūno, Eugenijos Ališankos ir dar keletų žmonių. Ir ten būdavo dirbtuvės vertimų. Ukrainiečiai, lietuviai, baltarusiai, lenkai, kartais latviai ir dar moldavai kartais. Toks maždaug kunigaikštystės ribose, su tam tikrom išimtim Latvijai. Aišku, nepatenka, bet Latvijai kažkaip priklauso ir vykdavo dirbtuvės ir Minske, tais laikais, kai ten buvo galima kažką daryti Lvive, Vilniui ir poetai versdavo poetus vieni kitus, kartais per trečią kalbą, kartais kas moka, tai tiesiai. Ir šiaip buvo visai neblogai kaip tų ryšių užmegzta prieš 10-15 metų. Ir jie išliko. Apie tos politinius, gal dar anksčiau, aš nežinau, bet kad labai jau... Anksčiau gal ne, nes aš pirmą kartą į Ukrainą išvažiavau 2012, Janukovičiaus laikais. Tai buvo pirma kelionė, kurgi čia, į Lucką. Pirmas tas seminaras dirbtuvės vertimo. Tai va, ir nuo tada maždaug domiuosi ir pradėjau šiek tiek ukrainiečių kalbą mokytis, bet labiau taip skaitimui ir vertimui negu kalbėjimui, nes kalbėjimą kažkaip prastai. Tai jo, tada ir domiuosi šiek tiek ir tas žinias aš galėjau versti tiesiai iš ukrainiečių šaltinių. Ir kažkaip ir patikinėjau šios, todėl, žinai, susidarai tam tikrą puslapių ar
informacinių portalų sąrašą, visus peržiūrėti, susirinkti informaciją, išverti. Tai užtrunka, aišku, ypač kai karas prasidėjo, aš skelbiu iš pradžių 2 kartus per dieną, ryte ir vakare, nu, tai po 2 valandas išeina kažkur darbo. Bet praėjo metai ir aš supratau, kad jau čia visi pasivijo viską, nu, jiems dabar reikia labiau analitikos negu žinių, nes žinias jau pateikinėjo visi ir LRT, ir visi kiti portalai, tai manęs jau ten nebereikėjo. Bet to mes pradėjom atsidarėm tą savanorišką veiklą ir tada irgi buvo kažkaip mažiau laiko užsiiminėti rašymu visų. Ir jūs, kiek teko skaityti, jūs vežėte ir dabar, ne, paramą rėmėte ir tų pačių poetų, rašytojų šeimas, ne, kurių galbūt tiksliau sakyti, rėmėme, mes iš pradžių ten perdavinėm ir pinigus šeimom ir taip toliau. Dabar mes labiau užsiėmė iš esmės automobilių varymu į Ukrainą su tam tikru kroviniu, šiaip kadangi tas fondas toks mažiukas ir išeina maždaug po automobilį per mėnesį, plus ten medicinos priemonių, kokių reikia, gaunam užsakymą ten to reikėtų, hemostatinių tvarščių, neštuvų ar kokių kitų dalykų. Nu ir remiam dar gyvūnų prieglaudą Nikopolį, operacijom, dokumentam tvarkyti, šeimai, kurie pasiima kokiam, tarkim, iš Lenkijos savininkai šunį, nes norint išvežti į Europos Sąjungą, reikia krūvos dokumentų ir nemažiau pinigų. Kodėl toks pasiryžimas remti, padėti, nes yra, na, pas mus, sakykime, labai turtingų žmonių, kurie tikrai nesuka galvos ir jam yra vienodai. Bet sakykime, jūsų kokia ta vidinė motyvacija, nežinau. Tai ta motyvacija nėra tokia paprasta, aišku, yra ir asmeninė, draugai tenai. Ir šiaip bendražmogiška, man atrodo. Aš kažkaip sėdėčiau, aš dabar graušiuosi nagus, tai geriau ką nors konkretaus padaryti. Iš tikrųjų, juolab kitas dalykas, visi mes turim, aš vis apeliuoju į tą genetinę atmintį mūsų, kur kaulas ir nežinau, kur rašyta, visi karai tremtis ir taip toliau. Kiekvienas iš mūsų turbūt turi tokių giminių ištremtų, sušaudytų, išvežtų, nugalabytų, turi partizanų ir taip toliau giminių. Tai šitas irgi veikia kaip tam tikra paskata, plus, aišku, nu, jo dar tas supratimas, kad jeigu kas, tai mes būsim sekantis. Ateis eilė tada ir mum anksčiau ir vėliau. Geriau daryti kažką dabar, negu paskui ten pavėluoti jau arba gelbėtis, arba eiti į apkasus. Ir daugiau visokių permąstai kultūrinių dar dalykų, ypač aš taip kalbu dabar apie, tarkim, rašytojus. Ir prasidėjus tam karui, ne tik karui prasidėjus, bet galbūt jau nuo 14, bet ne taip aiškiai pamastydavai, kiek užima tavo galvoje ir apskritai, žinai, kultūrinė lauke, sovietmečio visokie citatos, filmai, tas, anas, nu tokios saulėgrąžų sėklos, žinai, kur niekad neiššluoja iš smegenų. Ir jų yra labai daug ir jas reikėjo jau seniai išsišluoti, bet mes vis dar kažkodėl čia labai mylim tos geriausius pasaulio ledus ir sakykime, plombyrą, ta prasme. Ir visokie kitokie, atsiprašom, šūdą, kurį mums vis dar klastingai kiša per socialinius tinklus. Man atrodo, kad, nežinau, gal jūs pataisysit, kad mūsų visuomenė dar iš tikrųjų nėra susipažinusi su ukrainiečių kultūra. Na, tai turbūt yra normalu, nes mes neturėjom ir dabar yra didesnė diaspora, sakykime, taip, jinai nėra tokia didelė palyginus kaip kitose šalyse, bet jinai jau yra, nežinau, 70 000 gal. Panašiai kažkas. Ar jūs galėtumėte pasakyti, kodėl lietuviai turėtų, turbūt tas žodis netinka, bet kodėl įdomi būtų ukrainiečių literatūra, pavyzdžiui? Nes galbūt viena vertus ir mentalitetą tautos galima labiau pažinti, turbūt perskaičius ar knygą, ar pasižiūrėjus filmą, ar nežinau, spektaklį, o kita vertus aš esu įsitikinus, kad ir tų pačių rašytojų ir menininkų ukrainiečiai tikrai turi ir labai daug. Labai daug.
Šiaip yra elementarus dalykas, tai yra tiesiog gera literatūra, kurią mes turėtume skaityti, ypač poeziją, kuri yra fantastiška šiaip. Ir jos mes turime per mažai. Klasikos turime, kiek mes Ševčenko turime, Ivano Franko yra šis versta, dalis sovietmečių, Ševčenkos Kobzarius, toks trumpesnė versija jau išleista 2012-2013 Vlado Brazilo vertimas, labai graži knyga tarp kitko. Tai pačią klasikiausią klasiką jau mes turime, bet yra daugybė prozos, poezijos, eseistikos ir kitų dalykų, kurių dar neišversta ir jos yra žiauriai daug, kalnai, tik tai reikia versti. Čia, Bet turbūt jos yra daugės, aš taip galvoju, ne? Nes... Taip, dabar šiuo metu ten pasirodė ir Artiomas Čekas, yra Taraso Prochasko romanas toks išėjo, kuris parašytas 20 amžiaus pirmam dešimtmetį, Vyto Dekšnio verstas ir poezijos po truputį išeina ir čia Donata Rinkevičienė dirba kažkur didžiulį darbą, tarp kitko. Ir patys didžiausi komplimentai, ypač prozos ir vaikų literatūros vertime. Vaikų literatūros labai nemažai leidžiama, tarp kitų ukrainiečių lietuvių kalba. Mano vaikai jau per dideli nebeskaito jau tų knygučių, visai vaikams, tai aš truputį pamečiau skaičių, kas ten leidžiama ir kokių autorių, kuriuos aš ir pažįstu šiek tiek. Bet poezijos man dar trūksta, mes neturim, tarkim, šiuolaikinės ukrainiečių poezijos antologijos iki šiol. Ir dabar neaišku, kaip čia daryti ją leidžiant, ar leisti kariaujančią poezijos antologiją, ar leisti apskritai šiuolaikinę. Ir taip toliau. Čia tai visko yra ir pramaišy su baltarusiškom. Ar leisti